Naujajame 2014-2015 metų VTB vieningosios lygos sezone net 5 komandos iš Lietuvos. Tai paaiškėjo po sekmadienį Maskvoje vykusio lygos posėdžio, kuriame prie jau žaidusių Vilniaus Lietuvos Ryto ir Klaipėdos Neptūno komandų prisijungs Kėdainių Nevėžis, Panevėžio Lietkabelis ir Alytaus Dzūkija. Taip, nieks čia neslėpia, kad VTB lyga tai yra komercinis projektas ir dalyvavimas joje yra klubams bent jau nenuostolingas, pavadinkime taip, negali sakyti, kad tai gali klubas kažką labai uždirbti, bet kadangi lyga apmoka daugelį išlaidų, tai yra mums, kai ir mums ir kitiems komandoms yra patogu. Tai kol kas mūsų nuomonė tokia, kad mes ketiname ten žaisti, nors kol kas sutarties oficialios nesame pasirašę. Pažiūrėjus ir pagalvojus apie ilgalaikį perspektyvą, yra galbūt gerai su labai stipriais varžovais žaisti ir galvojant apie ilgalaikį rezultatą, apie sezono pabaigą, apie rezultatus, sakysim, apie pasiekimus ir taip toliau, nes tu gauni galimybę užsigrūdinti. Ši proga, iš tikrųjų, manau, Panevėžio krepšinio publikai, kuri pamatys ir tokias komandas kaip Kazanės Uniks, Chimki ir Vefa ir kitas Estijos komanda, tie patys Cmokiai iš Minsko, tai iš tikrųjų kitokio kalibro komandos, negu mes iki šiol matėm Panevėžyje ir tikimės, kad Panevėžio publika tai dar labiau išjudins. Galvoju, geras žingsnis, gal daugiau Lietuvos komandom geras žingsnis, nes komandos yra priverstos stiprintis, priverstos progresuoti ir tuo būdu, galvoju, bus stipresnis tiek pati krepšinio lyga, Lietuvos krepšinio lyga. Tai mes džiaugiamės, kad į Alytų grįžta tikrai didysis krepšinis ir aš galvoju, bus neeilinis įvykis, kad atvažiuos CSKA į Alytų, taip kad galvoju, tas šansas tą komandą pamatyti Alytuje yra dėka šios lygos ir pabandysime sukurti ir gerą atmosferą ir komandą pastiprinti ir panašiai, kad garbingai gauti. Mes džiaugiamės, kad esame priimti į vieningąją lygą, bet iki sutarties pasirašymo mes dar turim atlikti nemažai vadybinio darbo. Gal atskleisit, ko trūksta? Pirmiausiai, lyga mums padeda labai stipriai atverti rinkos galimybės, atsiranda visai kitoks dialogas su mūsų rėmėjais, esamais ir būsimais. Ir VTB lyga gali mums labai stipriai padėti tuo klausimu. 22 komandos, iš kurių 10 Rusijos, 5 Lietuvos, po 1 Čekijos, Estijos, Latvijos, Kazachstano, Baltarusijos ir Suomijos ekipos bus paskirstytos į 2 grupės ir bus žaidžiami 2 ratai. VTB vieningosios lygos reguliarusis sezonas prasidės lapkričio mėnesį.